apie tai kalbėta, ai kiek daug ženklų nepastebėta. Meilės pinklėse mane įkalinai, kaupiasi migla iš lėto, ji neleidžia pajudėti iš vietos. Labirintuose mane tu uždarai, veikia snaidai, kranto nebematai. Kaip vandenyno sūkuriai, trauki mane giliai, giliai. Bandau, bet neleidi man kvėpuoti, šaukiu, man sunku išsivaduoti. Tie pavojingi apžavai, dega liepsna juodai, juodai. Bandau, bet neleidi man kvėpuoti, vėlu dabar išsivaduoti. Kaip vandenyno sūkuriai, trauki mane giliai, giliai. Bandau, bet neleidi man kvėpuoti, šaukiu, man sunku, man, ei! Vandenyno sūkuriai, trauki mane giliai, giliai. Bandau, bet neleidi man kvėpuoti, šaukiu, man sunku išsivaduoti. Tie pavojingi apžavai, dega liepsna juodai, juodai. Baisu, bet sunku nepasiduoti. Išeities dabar ieškoti. Nagi. Šiaip kažkuo žiauriai daug. Sveiki. Sveiki, sveiki. Įdomus įvaizdis, dar tokio derinio neturėjome. Bet puikus. Puikus, ne, tai tikrai puikus, tikrai. Juoda rožinė. Ir mano mėgstamiausia Vaido Baumila daina, su kuria mėgstu prasibėgti rytais, tokia pasmerkianti gerai nuotaikai. O galėjom prasibėgti? O galėjom prasibėgti, galėjom, bet nepaspaudžiau, nes jūsų balsas taip bėgiojo, kad aš jo nesugaudžiau klausydama. Nežinau, pabaigoje aš net pati užbaigiau dainą dainuodama, nes šiek tiek vietomis taip skambėjo jūsų pasirodymas, kas vietomis tinka, bet kai to yra per daug, jau pasidaro sotu labai. Šita daina, nors jinai yra tokia intensyvi ir energinga, jai kartais reikia kaip tik labai atsargiai ir taip juvelyriškai po skiemenuką. Tie vandenyno sūkuriai. Ne veltui pats Baumila dainuoja taip super akcentuotai. O dabar man gal šiek tiek to trūko. Daina buvo toksai... Ačiū. Čia gal nereikia, iš tiesiog galbūt tai nėra to, ko mes ieškome šiame sezone. Man asmeniškai iš tembro pusės ir dėl sudainavimo pačio. Jo, man galbūt būtų buvę žiauriai įdomu išgirsti kitokią versiją šitos dainos, nes dabar taip atrodė, lyginau su Vaido atlikimu šitos dainos labai ir kažkaip nesupratau, apie ką esi tu šiuo atveju ir tikrai gal pritrūko kažkokio unikalumo, buvo tiesiog atlikta, tikrai mums gerą nuotaiką sukūrėt, aš tai vaibinau ten gale ir su to ir sveikinu, bet turbūt ne šiandien. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Ačiū visiems. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.